Su jumis Aurelija ir laida Prie X sektorius. Mūsų laidą rasite YouTube kanale X sektor Panevėžio Lietkabelio fanai. Ir šios dienos mūsų svečias Martynas Varnas. Labas Martynai. Labai džiugu, kad šį vakarą sutikai kartu su mumis pabendrauti ir pakalbėti. Gal pradėkim nuo pat pradžių. Tai kaip tu, Martynai, pradėjai žaisti krepšinį? Nuo ko viskas prasidėjo? Ganėtinai paprastai, brolis buvo vyresnis, irgi žaidė krepšinį ir tiesiog tėvai nuo pirmos klasės atvedė į būrelį, patiko ir taip ir prasidėjo. Kokia tai buvo krepšinio mokykla? Tuo metu KSM vadinamės, Aišiai. Aha. Taip, o kas buvo pirmas tavo krepšinio treneris? Buvo mano pirmas, nuo pirmos klasės Zakrys, treneris Raimondas. O pats atsimeni tą pačią pirmą treniruotę? Kaip tave vaiką atvedė? Sunkiai turbūt kažką. Atsimenu salę, žmonės, su kuriais buvom, bet kažko tokio specifinio tikrai neatsiminsiu. Aha, bet užsikabinai, tau patiko, ėjai toliau, po to sekė jaunimo rinktinės. Gerokai po to jo, taip, atėjom iki to. Aha, 2015 metais buvai išrinktas į simbolinį starto penketą. Kaip tai motyvuoja tave, kaip jauno žaidėjo toks vertinimas, neužmigti ant laurų ateityje? Tai tuo metu buvo tikrai labai smagu, nes ypatingai dėl to, kad medalį iškovom 3 vietą, bronzą, tai vien dėl to buvo smagu ir asmeniškai irgi ten buvo neblogas. Paskui 16 metais ir sidabras buvo. Taip, su metais vyresniais sidabras. Ten, aišku, pradžioj turnyro gavau traumas, stresinis pėdos lūžis, tai aš ten labiau kaip sirgalius buvau. Irgi labai smagus turnyras iš to medalio pusės. Tai nežinau, tiesiog, tie pasiekimai visą laiką buvo kažkokie sieki laimėti, nori įsiskirti iš bendramžių, tai malonu ir kaip tik, manyčiau, stumia į priekį. Profesionalo karjerą pradėjai Žalgiryje prie Šarūno Jasikevičiaus. Taip. Nors ten ilgai neužsibuvai, sakyk, kokį įspūdį tausiai paliko? Labai gera, labai toks griežtas, bet teisingas treneris. Kai kažką blogai darai, pasakys tau, kad darai blogai, kad ir smulkmenas padarai gerai visą laiką ir pagirt gali, tai toks labai teisingas man jis tuo metu atrodė. Kaip atrodė jaunuolio startas vyrų krepšinio komandoje? Sunkiai atrodė, tai kaip minėjau, tą vasarą gavau traumą, tai išoperavo koją, aš grįžau žaist. Gal kokį spalio vidurį, taip jei gerai atsimenu. Tai toks vis tiek turi pereini tą vyrų krepšinį ir dar ta tokia trauma vis tiek šiek tiek sunkiau. Ten jau jie ir vyresni, ir jų tie kūnai tokie. Taip, pačiam Žalgiryje, tai greičiai viskas visai kitam lygiai, tai toks ir įtampa ir viskas, tie metai tokie įdomesni buvo. Nebuvo lengviausi, taip pasakyčiau. Reikėjo laiko. Aha. O šio stratego reikalavimai skiriasi komandos senbuviams ir jaunimui? Čia apie Jasikevičių? Taip. Ar viskas buvo vienodai? Reikalavimai, taip, aišku, kažko neatsimenu, bet manau, visiems turbūt buvo tas pats. Vėliau sekė po sezoną Pasvalyje ir Kėdainiuose, nuomos pagrindais. Taip. Kur patiko labiau? Abi vietos, negaliu sakyti, kad nepatiko ar ką, gal Kėdainiuose turėjom daugiau tų bendramžių, tokių draugų, tai tas atmosfera buvo kažkiek smagesnė, gal sakyčiau, vien iš to, kad minėjo tas, su kuriuo augęs, taip pačiu Maldūnų susipažinom, ten Einikis irgi, kuris panašaus amžiaus ir iš tų jaunimo laikų atsimenu, tai tiesiog toks kolektyvas buvo smagesnis, gal sakyčiau, nes tiesiog pažįstami taip ir plus, kai grįžt namo į Kauną buvo tikrai ženkliai arčiau jo. Tai. Supratau. 19 metais Žalgiriui nutraukus sutartį pradėjai naują etapą. Po metų Prienuose persikėlei į Šiaulius. Taip. Ar sutinki, kad būtent legendinis treneris Antanas Sireika tau padėjo atsiskleisti? Tai turiu sutikti, taip, tie metai, 3 metai tikrai davė labai daug. Tai jau tęstinumas. Jo, ir su kiekvienais metais buvo vis geriau, ta prasme asmeniškai. Tai treneris tikrai labai tikėjo, davė tos laisvės, ko matyti reikėjo ir tikrai didelį tą impactą davė man, kaip sakyti. Taip. O pats nustebai, kad po tavo žaisto sezono treneris baigė karjerą? Ar dar galėjo jisai treniruoti? Mes vis tiek ten visko nežinom, kaip kas bus, tai
galvojom, kad dar metus galėtų, nu, bet taip nusprendė, tai reiškia, norėjo. O kokios buvo pačios treniruotės, kokios buvo pobūdžio pas Antaną, šį trenerį? Visai būdavo treneris, labai tas detalės gal gilindavo, sakyčiau, jis tikrai puolime turėdavo minčių visokiausių, tai tiesiog kaip tu jas sugebėsi išpildyti. Buvo griežtas, bet kai reikėdavo griežtas, kai netoks laisvesnis, tai geras treneris. Supratau, tai žodžiu, gerus atsiminimus išsineši iš Saulės miesto. Taip. Pakalbėkim dabar apie tą kitą tavo gyvenimo įdomų aspektą, apie žaidimą Kanados lygoje. Vėl. Kaip sugalvojai save išbandyti toje egzotinėje lygoje? Tai pamenu, agentai paskambino sezono ten antroj pusiai, pranešė, kad yra toks variantas, pasigalvok. Tai taip iš pradžių, taip nežinau, keistai gal žiūrėjau, plus tai, kad vasara vyks, Kanada, nieko nežinau, bet su laiku taip labiau pasigilinus, šansas išvykti į tokią Kanadą niekad nebuvęs, pamatyti tokio krepšinio, atrodė logiškas. Plus gan greitai gavau traumą, dėl kurios ilgam iškritau, sakykime, sezono gale, tai atrodė po to irgi, kad dar geriau įeiti tą formą vasarą, pasportuoti, pažaisti. Tai įdomus toks buvo. Kiek žinau, ir Šarūnas Vasiliauskas joje buvo žaidęs. Ar pats ieškojęs informacijos apie tą lygą, ar klausai? Pats plius minus, bet per daug ten irgi nesigilino, pasižiūrėjau komandą, miestą, kur ten mane kviečia ir tiek. Spėjai pakeliauti tarp rungtynių? Kažkiek minimaliai. Pamatyti ten, kur žaidėjai. Buvo tų šiokių tokių tarpų, įdomesnis toks tvarkaraštis buvo, nes gal buvo vienas tarpas, kur, nežinau, 8 dienos be rungtynių, kažkas tokio, tai buvo kelios, kad nuvažiuot, pasižiūrėti, o daugiau tai žaisdom kažkokią 3 dieną, tai per daug ten neprikeliausi. O tai pagrindinis skirtumas Kanados lygos ir Lietuvos krepšinio lygos yra ta taisyklė? Tas rungtynių pabaigos, taip kaip kalbėjom, yra visai kitokios, bet šiaip, laisvumas vis tiek jie žaidžia tokie, per daug gal tos taktikos nėra, aišku, nuo komandos priklausydavo, bet labai individualiai paremtas tas žaidimas, tai toks iš krepšinio pusės gal ta pabaiga, kaip kalbėjom, irgi kitoks dalykas. Bet ši taisyklė tai yra pakankamai nauja, jinai įvesta 2020 metais. O kaip tu manai, dėl ko tai buvo įvesta? Net nežinau, bet vėlgi, kaip kalbėjom prieš pokalbį, manau, kad tokios rungtynių pabaigos, kurios bet kokiu atveju baigėsi pergalingų metimų, galbūt ir fanam yra visai toks kitoks įspūdis, taip, azartas, tai vis tiek jie bando auginti tą populiarumą krepšinio, nes Kanadoje vėlgi tai nėra numeris 1 sportas. Tai aš įsivaizduoju galbūt iš tos pusės, galbūt, kad tas žaidimas vis tiek vyktų greitas, kažkas laiminėdamas nevilkintų to laiko, nes vis tiek tu turi užsibaigti mes tos taškus. Tai gal dėl šitų dalykų, bet šiaip neteko kalbėti su nieko, kodėl būtent jie taip sugalvoja. Nes 20 metais, tai čia 4 metai. Taip. O sąlygos ten buvo geras žaisti? Rūbinė, taip. atsistatymo dalykai? Pas mus tai tikrai, nežinau dėl kitų komandų, bet pas mus labai profesionaliai žiūrėjo, tai turėjom ir kineziterapeutus, turėjom tas facilities, kur atsistatymui, ten normatekai, gameridžiai, šilta, šaltai, kontrastinės. Ta prasme, visas iš tos pusės plus kelionės, visos, kurios buvo arčiau, mes su privačiu skrydžiu skrisdom, tai toks, tikrai buvo lygis geras šitoje vietoje. O po to sulaukiai kvietimo prisijungti prie Lietkabelio. Tai sezono vasaros sezono maždaug vidury. Ar nebuvo kažkokių tai dvejonių dėl prisijungimo? Ne, pakalbėjom su agentais, pasakė, kaip čia mane kas mato, pakalbėjau tuo metu su treneriu Štalmacheriu, viskas atrodė neblogai, Europos taurė ir kažkaip priėmėm sprendimą, kad nėra ko čia eiti kitur, tiesiog einam čia. O kaip tau pačiam praėjęs sezonas? Vis tiek ir žaidėjų kaita, ir trenerių kaita, ir traumas, ir lygos. Buvo labai banguotas, toks sunkus sezonas, žinant, kiek mums reikėjo praeiti dėl tų, kaip ir sakėt, traumų, lygų ten. Ko tik nebuvo tais metais, trenerio pasikeitimas, aišku, bet sunkus, bet pasiekėm, 2 medaliai iškovoti.
Tai aš vis tiek vertinčiau, kad tikrai buvo geras sezonas, ypač vėlgi, ką reikėjo praeiti. Ar galima sakyti, kad po tokių sezonų jau nuo ateityje jau niekas nebebaisu, niekas tavęs nebenustebins? Žinot, nesinori kažko per daug pasakyti, nes po to gali gauti tą pamoką greitai, bet tikrai užsigrūdinis, tie metai tokie įdomus, sunkus. Toks jausmas, žinai, kad, mačiau blogiau, jau niekas manęs nebenustebins. Negali būti blogiau, bet kai pagalvoju, visada gali būti blogiau. Tai. Tikrai taip. O kokie geriausi dalykai tau įsiminė iš praeito sezono? Ar pavyzdžiui, ta kelionė į Gran Canariją tolima, kaip išvažiavot, buvo šalta, nuvažiavot, ten buvo šilta. Ar tos rungtynės su pratęsimu žaistos prieš Klužo komandą? Ai, taip. Ar karštas ketvirtfinalis Utenoj? Bronza? Daug, tai vėlgi medaliai labai tas pusfinalis su Rytu KMT. Tai buvo kiek ten emocijų. Vau. Pergalė prieš Telekomą sugrįžus treneriui namuose, tai irgi ten, jau rungtynių gale atrodė sunkiai ir tas minusas ir kažkokiu būdu mes ten išsitraukėm ir dar taip laimim. Tai rungtynių bent jau tai tikrai buvo visokio, o tos kelionės, irgi smagu, vis tiek pakeliauji tas Gran Canarija, šilta, kaip sakėt, buvo malonu. Aišku, mūsų kelionės vis nėra iš lengviausių, nes vis tiek skrydžiai, persėdimai ir taip toliau, bet Neskrendat užsakomaisiais reisais? Šiai dienai ne, dar ne, bet aišku, klubas daro viską, kad tik mums būtų geriau. Maistas, atsistatymai, stengiasi viską, tai tikrai rūpinas, kiek tai gali. Tavo akimis, koks yra mūsų treneris Nenadas Čenakas? Žmogiškas labai toks. Ta prasme, kai vis tiek daug metų žaidžiau prieš jį ir kai čia atvyko, jis man visada atrodė gal toks griežtas, vis tiek tu matai prie tos šoninės linijos, nežinai kaip yra, bet tas pirmas treniruotės, kad jis tokį pozityvo, toks tiesiog malonus žmogus ir gali ir pajokauti, kai reikia, tikrai gausi ir velnių visko, bet labai tiesiog paprastas toks žmogiškas, prieinamas, gali pakalbėti viską. Gal kažko naujo išmokai pasiko, nebuvai sutikęs pas nei vieną strategą, kuris? Tai kiekvienas treneris man kažką duoda iš tų detalių, krepšinio supratimo vis tiek, tai kažko ten pasakoti dabar negalėčiau, bet palaipsniui, kai pagalvoja atgal, tai tikrai pasiemi kažką. Šią vasarą dalyvavai vaikų stovykloje Tobulėk kartu su Gabrieliumi Maldūnu. Svečias buvai. Taip. Kokį įspūdį tau paliko stovykla? Labai gera. Maldūnas tikrai įdeda labai daug darbo, labai daug visko ir finansiškai, ta prasme, labai profesionali stovykla. Būčiau aš žinojus, aš būčiau savo vaiką į antrą leidus. Leidau į pirmą savaitę. Jo. Atvažiuoja tiesiog, vaikam tos maikės, kaip ir pas jūs čia sukabintos, PlayStationas, visokie ten užkandukai, taip toliau, tų trenerių pilna. Tikrai lygis. Jis kaip sakė, kad jisai darė tą stovyklą, kad vaikai pajaustų krepšininko dienotvarkę. O kaip buvai pats vaikų priimtas? Šiltai viskas, smagiai. Vaikam vis tiek įdomu ten pamatyti, tai malonu buvo. Pakalbino? Taip, klausimų viską ten. Ko palinkėtum vaikams, kurie mėgsta ir žaidžia krepšinį? Mėgautis to krepšinį, nes to dirbti, bet pagrindė turbūt, kad tai visą laiką išliktų tą meilę krepšinį, ne darbas, kaip sakyti. Tai tu galima sakyti, kad gyveni krepšinio, nedirbi? Žinot, būna visokių tų dienų, kai atrodo, ten pavargęs, bet visumoje taip, krepšinis, labai geras, kaip darbas dabar pasakysiu, bet patys suprantat, mėgaujamės mes. Kaip leidai vasarą? Gerai, polsiavau, buvau išvykęs šiek tiek į Ispaniją, palsėjom, pakeliavom, grįžus, dar taip iškart nepuoliau į tos treniravimus, o vėliau, teko pradėti ruoštis. Ir kaip ruošeisi artėjančiam sezonui? Kokius dalykus akcentavai labiausiai? Tai treneris mūsų Darius Aučyna atsiuntė programą fiziškai, kad ruoštis kūną pabiškį vis tiek. Nes sezonas ilgas, turi pasiruošti ir buvo, ir krepšinio treniruočių, tai visko pabiškai gausi. Kiek stebiu krepšinio rungtynes, tau labai daug per rungtynes išeina dėjimų padaryti. Ar tu specialiai kažkaip taip darai, ar tu repetuoji, ar čia savaime taip gaunasi tie tokie? Savaime čia,
sakyčiau, anksčiau gal ir daugiau būdavo dabar, bet tai nuo situacijos, Nuo kaip situacijos. atsiduri kokioje vietoje, jeigu Ar turi yra kažkokį tai galimybė. gražiausią dėjimą, gal kažkoks labiausiai įstrigęs yra? Nu, vieno tokio gal kažkokio nepasakyčiau. Pernai pamenu prieš Uteną, čia namuose žaidžiant buvo vienas, taip, kuris man patiko, sakykime, bet kažkokio vieno neįskirčiau. Ar bandytum dėti per žmogų? Jeigu jis labai patogiai stovėtų, tai gal, bet nežinau, sunku pasakyti, veikiausiai gal ne. Supratau. Priklauso kaip jausčiaus va toj Supratau. situacijai. Šį sezoną komanda pasitinka atsinaujinusi, atjaunėjusi. Koks bus Lietkabelis šiame sezone? Aš įsivaizduoju tikrai agresyvesnis, greitesnis, ypač gynyboj. O toliau, nu nežinau, dar, žinot, turėjom tų, kiek čia, 6 berods rungtynės, bet vėlgi pradžiai jos gal buvo šiek tiek lengvesnės, o dabar paskutinės 2 kažkokios tokios geresni iššūkiai, tai dar sunku spręs, bet vėlgi, kadangi esam jaunesni, tai ta agresija, gynybai, greitis, manau, bus mūsų kažkoks kaip vizitinė. Aha. O kaip vertini varžovus LKL ir Europos taurės turnyruose? Ar atrodo, kad LKL bus šitam sezone stipresnis? Visgi 10 komandų, 4 ratai. Nu, aš manau, kad jo, tas žaidėjus pasirašo vis tiek tas Eurokapo dar, sakyčiau, sunku pasakyti, nes tikrai nežinau visų komandų, kas ten ką pasirašė, čia labiau kaip pradedi žaisti, pradedi tos dalykus. LKL, nu, man jis kiekvienais metais atrodo vis geresnis, tai neišimtis ir šitie metai, bet vėlgi pasižiūrėsim, kai pradėsim žaisti. O pakalbėkim apie Rūbinę dabar. Ar jau ryškėja naujokų charakterio bruožai? Kaip tau naujieji legionieriai? Gerai legionieriai, ką žinau. Jo, tokie, kas ten pas mus graikas gal šiek tiek garsesnis, Kovleras ramus, Pecarskis ramus, Briksas irgi toks nuotaikingas. Tai va. Jo, nu, faini vyrukai tikrai. Rūbinę laiko komandos senbuviai Gabas ir Vytenis. Tai dabar garsesnis tai jau būtų graikas. Dar skardžiabalsis ryškėjantis, kas dar galėtų. Aišku, nėra, kad jis ten visą laiką, bet jis toks, nu irgi. Tai yra charakter, nu, savybė kažkokia, tai kad, ar jo tokia natūra, kad jisai... Natūra, man natūra atrodo, tokia. jo, jisai karštesnis. yra, jo, karštesnis, bet turim, tas mes šiemet Lavrinovičius irgi, ten Stenionis, netruks, man atrodo, garsų. Po sezono praleisto Panevėžyje, kokius matai mūsų miesto pliusus ir minusus? Ar prieš atvykstant turėjai kažkokių tai, nu, stereotipų apie Panevėžį? Tikrai atvykus čia radau geriau negu galvojau. Taip pasakysiu, nes pro Panevėžį, kai žaidžiau Pasvaly, nu visą laiką pravažiuodavau į Kauną. Tai aišku, ar ten tie sezonai tokie, ar kaip man atrodydavo šiek tiek nykus tuo metu. Aišku, tas ir oras nepadėdavo, žinot, kai pravažiuoji. Bet tikrai čia atvykus ir tą aikštę sutvarkytą miestas, ta prasme, tai maloniai nustebino. Taip, yra kur pavalgyti, kur nueiti, kavos tai man norėjau pasidėti. klaust, ar turi kažkokių mėgstamų vietų, kur nueiti, ką pamatyti. Nu, tai pavalgyti, tai mes einam, kadangi vėlgi mus maitina Akordai ir Bisas, tai čia labai superinės vietos, ta prasme, atvykdamas net nežinau, kad gausim tos pietus, tai čia buvo wow, koks pliusas ir tikrai labai skaniai pavalgom, o kavos įvairiai būna, pamiksuojami visokias vietas nueinam. Supratau. O kaip tu pats manai, ar Panevėžio žmonės tave myli? Tikiuosi. Nu, einant vis tiek sutinki žmonės, gal užkalbina tave. Būna tie, kas vis tiek seka, kad mūsų komanda tai ateina, pasilabina, tai visą laiką iš tos pozityvios pusės, nu, tai atrodo, kad viskas gerai. Žinot. Aha. O tau pačiam svarbus yra ryšys su sirgaliais? Taip, visada, aišku, tas palaikymas turi per rungtynes jauti ir būna, kaip dabar atsimenu, pernai, prieš ką mes ten pralaimėjom, ar blogesnė atkarpa buvo, nu, ta prasme, tikrai sunku komanda ir vėlgi nežinau prieš ką žaidam, bet mums išbėgant į apšilimą tą pusvalandį prieš, jau fanai išsirikiavę stovėjo ir mums plojo. Ir toks vis tiek tas momentas, kai tu esi apačioj, tau sunku, kur lengva būtų nusisukti, vat fanai atėjo ir... Mes norėjom parodyti, kad mes... Nu tai va, ir tas vat man įstrigo, pamenu, tikrai malonu buvo, kad mums nesiseka, matom, nesikliuoja, sunku, bet vat jūs stovit, žinot, tai tas buvo tikrai smagu.
Ką mėgsti veikti laisvą nuo krepšinio metu? Gal turi kažkokių hobių, skaitai gal, filmus žiūri, žvejybą. Reiktų daugiau skaityti. O žvejų turim komandai, ne aš, bet Rimtai? vis tiek pasikalbinsit, pamatysit. Va, Kas? Danielius? Danielius, Tenionis, va, jos būtinai aš. Kažko labai nes, PlayStation būna, gal kokį serialą, filmą, kavos, mat, nueinam, mes ten dažnai Lipkevičius ir Bičkauskis, toks mūsų trejetas. Aha. Tai va, tokios veiklos kažkokios. Dar norėjau paklausti, o pavyzdžiui, per Europos taurės išvykos rungtynės, su kuo dažniausia būni kambariokas? Aš sudoviu. Sudoviu. Jo, visą laiką sudoviu. Aha. Na, O kaip pernai- vyksta Taip. tas kambariokų parinkimas? Ar jūs čia kas kaip norit, su kuo norit? Ar... Šiaip net nepamenu, bet pernai, kadangi Dovis buvo traumuotas, tai pradžiai būdavau su Sabeckiu. Mes kadangi irgi Šiaulių, draugai viską, ta prasme, žaidė Šiauliuose, tai su juo ir jis išvyko, Dovis grįžo ir mes su Doviu buvom. Tai vat, šiemet irgi mes su Doviu, o kaip parenka, iš esmės pasako pradžiai sezono, vat, kas ko, bet mes ten tikrai galim, kas nori su ko eiti, čia nėra kažkokio griežto, kad tu su to ir viskas. Tai čia. Kokie tavo ateities planai? Ne, dėl ko klausiu, ar norėtum išbandyti legionieriaus duoną? Išvykti kažkur į užsienį pažaisti? Norėčiau, jeigu atsirastų galimybė vis tiek. Taip, turėjau tą Kanadą, bet čia vėlgi nėra visas tas sezonas, kažkokia patirtis, bet jinai yra kitokia. Tai esant galimybei, gal ir įdomu būtų save pabandyti tiesiog kitoj vietoj, nes realiai LKL žaidžiu, jau pameluot kokie 8-9 sezoną gal išėlės. Tai toks, vis tiek kažkiek tas pats, per tą patį gal reiktų sakyti, bet esant galimybei norėčiau. Jeigu galėtum rinktis užsienio komandą, kurią norėtum atstovauti? Ten, kur šilta. Kur šilta? Kur šilta ir saulės yra, ja. Supratau. O pas trenerį, kurį norėtum patirties pasisemti? Neturėčiau turbūt kažkokio tokio trenerio, tikrai niekad negalvau net. Pas tą trenerį, kuris norėtų manęs komandą. Supratau. Kaip atrodo tavo rungtynių diena namie? Rungtynių, ne treniruočių. Taip. Tai namuose atsikeliu, kažką lengvai pavalgau, dažniausiai kokį graikišką jogurtą, ten obolį, nežinau, šilauogės, cinamonas, įvairiai būna, bet čia gal toks pagrindinis, bet ten su tais vaisiais paeksperimentuoju. Rytinė treniruotė, dažniausiai ten video, kažką pamėtom, po rytinės ta prasme, kiekvienos rungtynės namie su Doviu važiuojam į London Grillį, turiu tą patį patiekalą, kurį valgau jau berods, 2 metai tai tikrai, nes nuo Šiaulių pradėjau, kalakutienos krūtinėlę, žodžiu, turiu jo visą garnyrą, meniu net nereikia, tai dažniausiai taip pavalgom, priklauso, kada rungtynės gal kavos spėjom, gal ne, grįžti, bandai pagulėti, pamiegot, kaip kada gaunas. Porą valandų prieš jau mėgstu būti rūbiniai, po truputį pradedu tą apšilimą ir rungtynės. Gan paprastai, nieko ten kažko, bet... O kaip išvykoje atrodo diena rungtynių? Išvykoje... Europos taurės. Europos, taip, jo. Taip. Tai iš esmės labai panašiai, atsikeliam, pavalgom, būna dažniausiai arba koks video ir važiuojame į treniruotę, arba po treniruotės grįžus, tada pietus, pamiegam, jeigu vėlesnės rungtynės, kaip Europoje dažniausiai būna. Ar lengvai užmiegat pietų? Vėlgi, visai būna, visai, čia tikrai, kaip naktį mėgau ir panašiai. Tada kokį sneką turim, ten kavos ar kažką, kas ką nori, kad prasibūdinti ir važiuojame rungtynės. Ar esi prietaringas? Gal kažkiek, bet ne per daug. Ar turi kažkokių ritualų prieš rungtynės? Prieš rungtynės nagų nekerpu, barzdos, tai čia turbūt kaip dauguma daro. Jo, tai va tokie, bet šiaip nėra kažko labai. Kas padeda išlaikyti koncentraciją įtemptų rungtynių metu? Kad nenuklystum kažkur tai... Tai čia sunku pasakyti, visai būna kartais ir nuklysti, kaip pavargęs kokia ta situacija, kartais deguonies trūksta ir vis tiek biškį išsimuši, bet tiesiog stengiasi
išlaikyti ir viskas. Pabaigai dabar gal truputėlį. Nesenai turėjote draugišką Raimundo Sargūno taurės turnyrą. Ir visai sekėsi gerai. Ar pats žinai, kaip kaunietis, kas toksai buvo Raimundas Sargūnas? Ir kiek jis yra Panevėžio miesto žmonėms svarbus? Šitą beje per daug nežinau. Supratau. Treneris, teisingai? Taip. Treneris, taip. Tai žinai, kad šį savaitgalį jo marškinėlį kils žinau, virš. buvo su, jei neklystu, 92 rinktinė. Taip. Bijau pameluodama. Čia reikės Gabo paklausti. Aišku, yra kažką minėjęs, bet turbūt. Yra ir jo vardo sporto mokykla mūsų mieste. Daug ten žmonių Tai žinau, kad garsių. pagerab šį savaitgalį. Ir dar savaitgalį turėjote draugišką turnyrą Rygoje. Taip. Kodėl šeštadienį nepavyko tada pasiekti pergalės? Atrodo, ir baudos nekrito, ir metimai nekrito, ir kamuolių nenuimtų buvo. Sunku pasakyti, tikrai. Ar tie krepšiai būna tokie? Tai tie krepšiai, bet vėlgi, abu vienodi, ta prasme, abiem komandom vienodi. Tai tiesiog žaidėm kažkaip be energijos, tokio noro, gal sakyčiau, per mažai rodėm ir vėlgi tos koncentracijos tikrai, nes po rungtynių analizavom, tai matėm, kad kažkur vis nedadarom, kažkur ne tą sprendimą ir taip. Tokį gavom, sakyčiau, pirmą, sakykim, tikresnį išbandymą ir kažkaip taip sugriuvom, bet manau, toj situacijai gerai, kad kitą dieną vis tiek pažiūrėjom video, persigrupavom ir sezone, kaip ir treneris sakė, bus tų atkarpų visokių. Tai svarbiausia, kaip mes po to eisim į tas sekančias rungtynės ir mūsų ta energija sekančias rungtynės tikrai buvo nebloga. Žinoma, matėm. Tai va. Supratau, tai galima sakyti, kad tokios ir priežastis būna tokių rungtynių, ką tik išvardinai. Taip, visokių tų dienų būna, tai čia mums išpuolė, kad tikrai atrodėm prašiau, tikrai galėjom laimėti, manau turėjom, bet sužaidėm tokias rungtynės. Tai gerai, kad pre-seasone gavom tą pamoką, turėjom pasižiūrėti, kaip atrodom ir judėti priekį. Bet viskas baigėsi gerai. Taip. Ar yra tau pačiam iš Lietuvos, iš LKL, pavyzdžiui, arena, kurioje tau yra sunkiausia žaisti ir kodėl? Sunkiausia? Ar tai aplinka, ar tai... Tai, žinot, čia sakyčiau, Ryto Žalgirio arenos, ne džypas tas, bet vėlgi tai ir komandos yra gero labai lygio, tai gal automatiškai ir dėl to yra sunku. Vėlgi tas, ypač gerai džypė, jeigu žaidžiam, tai tas palaikymas, triukšmas, kažkiek tave gali išmušti. Aišku, čia priklauso, kaip tu pats kontroliuoji tos rungtynės, bet galva tokios arenos, bet nėra, kad labai jau didelis faktorius turbūt. Tai ir pabaigai, ko palinkėtų mums Lietkabelio fanams? Ar tai šitame sezone? Palinkėčiau, kad išliktume tokie, kokie buvo pernai, nes pirmą kartą pernai mačiau jūs. Tikrai pozityvus, tą palaikymą stengsimės viską, kad jūs tos nuotaikos negadint, kad būtų tų pergalių ir tikėkime, viskas bus gerai. Ir dar truputėlį tokių klausimų mes čia buvom pasirašę Facebook paskyroje X-Sector, kad užduok klausimą Martynui Varnui. Tai dabar keletą, nedaug, 7. Mūsų fanas Vaidas klausia: Martynai, augdamas turbūt turėjai arba iki šiol turi patinkantį krepšininką, iš kurio galbūt mokaisi krepšinio subtilybių, mentaliteto. Koks tai būtų krepšininkas? Jeigu taip NBA, tai čia lengviausia varianta LeBronas Jamesas. Nepasakyčiau, kad kažko mokiausi, bet man tai labai kosminis žaidėjas, man jis geriausias. Taip lietuvių kažką, žinokit, Pocius patikdavo. Tikrai irgi atletiškas toks žaidėjas, gal kažkiek galvodavai, kad panašus. Toks, gal sakyčiau. Dar Vaidas dadėjo kokią svajonių krepšinio komandą ir kurioje norėtum žaisti? Svajonė, kaip kaunietis, tai turiu pasakyti Žalgiris. Turbūt, kad Žalgiris. Eglė klausia: įtariu, kad krepšinis yra tavo darbas ir pomėgis viename, bet būtų įdomu sužinoti, kokį dar pomėgį priskiri prie savo favorito.
Kam dar skiri savo laisvo laiko ir ką labai mėgsti? Tai čia labiau šią vasarą, sakykime, praeito sezono gale, šią vasarą padelis. Aha. Tikrai buvo pabandyta čia Panevėžy ir pirmą, kai žaidžiau, buvau labai prastas, būsiu sąžiningas. Čia su komanda buvom, nes turėjom ten didesnį tarpą, nuėjom. Sunkiai sekės, bet kažkodėl patiko tikrai. Kaip ir daugumai turbūt čia dabar tas. Dabar padelis ant bangos. Taip, tai vasara irgi buvo pratęsta žaidimas. Supratau. Mūsų Giedrius klausia, Martynai, kokios tau patinka merginos? Šviesios, tamsios, ar dar kokios spalvos? Atsakymo nėra, geras ar protingas. Bet jisai paskui dadėjo, kad tu turi merginą. Šitas siuntė draugas iškirpęs irgi, nes nemačiau, kad ten yra klausimai ir sako, va. Tai nežinau, nėra, kad ten labai, brunetės, draugė brunetė, bet šiaip, nėra, kad ten jau būtent tokie ir tokie plaukai. Supratau. Rasa klausia, jei turėtum į visus LKL klubus pakvietimus, kurį klubą pasirinktum? Ko gero pasikartosim, kad vėlgi kaip Kaunietis Žalgiris. Yeah. Arba Lietkabelį. Va čia teisingas atsakymas. Pasiruošęs. Tai va. Reda klausia, kita. Martynai, jeigu reikėtų rinktis kokius 3 komandos draugus, pasimtum į negyvenamąją salą ir kodėl būtent juos? Pasimčiau tikrai veteranus 3. Lipkevičių, Bičkauskį ir Maldūną. Gal jie kažkokios vyresni patirties gyvenime, nes nežinau, ką jie ten veiktų toj saloj, bet tikrai būtų smagu bent jau su jais. Aišku, tiktų bet koks komandos draugas, bet pasimčiau šitą trijulę. Aha. Ir dar dadėjo, su kuriuo iš Lietkabelio komandos geriausiai sutarė? Nėra vieno, visi mes ten sutarėm. Tikrai gerai, tai nesinorėtų gal vieną išskirti. Rusne klausia, Martynai, kodėl pasirinkai žaisti 13 numeriu? Ar šis numeris tau kažko ypatingas? Aš kažkaip, turbūt sporto mokyklos laikų buvau, ar nežinau, gal gavau tą 13, dabar taip nepasakyčiau. Ir jis dubleriuose žaidžiau 13, turėjau, pato aišku, per tos LKL klubus būdavo visokių tų numerių tekdavo, bet esant galimybei, kaip čia, pasimdavau tą 13. Kažkokios labai reikšmės gal neturi, bet jaunystės jisai buvo ir kažkaip, nežinau, man patinka. Ir dar turim ten tuos žaibo klausimus, kuriuos visi turi. Galim? Galim? Tai kava ar arbata? Kava. NBA ar Eurolyga? Eurolyga. Šuo ar katė? Turiu katę, bet šuo. Filmas ar knyga? Filmas. Filmas. Samsung ar Apple? Tik Apple. Treningas ar kostiumas? Treningas. Skambutis ar SMS žinutė? Dabar jau gal skambutis. Facebookas ar Instagramas? Instagramas. Pica ar traškučiai? Pica. Tai bisas ar akordai? Abudu. Negaliu. Įsirinksim tikrai. Supratau, tai ko gero kaip ir viskas. Tai ačiū Martynai, kad atėjai, Ačiū, buvo kad labai pakvietėt. smagu. Linkiu didelės sėkmės, kad sezono be traumų ir kad pasiektum viską, apie ką svajoju, o mes pasimatysim šeštadienį. Taip, ačiū.